Sveiki. Šiandien mūsų pokalbio tema – gyvybinė energija. Kiekvienas žmogus nori būti laimingas, stiprus, sėkmingas, sveikas. Viso to pagrindinis lemiamasis veiksnys ir yra būtent gyvybinė energija. Vat įsivaizduokim, gyvybinė energija tai tarsi didelė gyvenimo ta jūra, sėkmės laimės jūra. Ją maitina 6 pagrindiniai šaltiniai. Vat ieškokim tų šaltinių, didinkim tų šaltinių, leiskim tekėti tą jūrą mūsų gyvenimo iš to kiekvieno šaltinio. Tai pradėkim. Pirmas gyvenimo energijos šaltinis yra noras gyventi. Noras gyventi. Ne šiaip norim, vat sakykim, kaip pavyzdį, noriu valgyti. Noriu truputėlį valgyti arba visą dieną nevalgęs, jau stipriai noriu valgyti, ar ne? O taip tas dydis ir yra ir noras gyventi. Noras gyventi jau pirmas duoda, noras gyventi jau yra energija, yra šviesa, nenoras jau yra tamsa. O aš pasakysiu vieną pavyzdį, senutė labai sunkiai sirgo, jau ruošiasi paskutinės dienas. O anūkė atvažiavo, sako, močiutė, aš labai noriu parašyti tavo memuarus, tavo atsiminimus, ne? Jie atvažiuoja kas mėnesį, ar ne? Ir jie laukia, kartą atvažiuoja, išklauso, užrašo, paskui atvažiuoja už mėnesį, perskaito ir vėl tęsia. Ir į visus metus gyveno, kadangi jai reikėjo, ji turėjo norą išpasakoti anūkai savo visą gyvenimą. Noras gyventi leido jai gyventi. Taip, noras gyventi tai yra energija. Naudokimės to pirmų šaltinių. Kurkim savo norą. Ir galime savo patys susirašyti, paskaičiuokim šiandien. Kiek aš noriu, koks mano noras gyventi, nuo 1 iki 10 balų. Pasirašykim, sakykim, 3 ar 5, nesvarbu. Svarbu, kad rytoj parašytum savo vieną didesnių. Tai yra mūsų pokalbio sėkmė, tai mūsų atradimų, gyvenimo laimės ir sėkmės atradimas. Antras šaltinis gyvenimo energijos, gražus ir paprastas, tai noras matyti tai, kas gražu. Gyvenime pilna purvo, jo net daugiau negu tos šviesos, švaros ir grožio. Taip, bet kodėl mes turim žiūrėti tai? Kodėl mes turim lysti į Delfį, kodėl mes turim žiūrėti tas žinias ten apie karus ir visokius skriaudėjus ir visas neteisybės, socialinės nelygybės ir taip toliau. Pažiūrėkim, kas gražu. Mes turim artimą draugą, turim moterį, moteris vyrą, sakykime, turim vaikutį, turim kažkokį savo darbą, savo mylimą kažkokią svajonę. Matykim, kas gyvenime gražu, matykim ten, kad gražiai pas mane redakcijų gražiai beržas siūbuoja, ar ne, ir jeigu man liūdna, aš pasižiūriu, kaip tas beržas laikosi ir kartais gūsiai tokie stiprus, o jis pasibuoja, ten šlama, dar net gražiau tas gyvenimo audros. Matykim, kas gražu, ieškokim, kas gražu. Tas ieškojimas daugiau nei grybų ir uogų ieškojimas. Ieškoti, kas gražu, kurio yra to grožio, ar ne? Bet jį reikia ieškoti. Paieškokim ir stiprinkim save. Tai stiprinkim savo energiją, savo sėkmę ir savo sveikatą. Trečias šaltinis – noras džiaugtis gyvenimu. O taip, jeigu jau mes ieškom, kas gražu, tada realizuokim tą norą džiaugtis gyvenimu. Ne? Džiaugsmo reikia ieškoti. Džiaugsmas neteina savaime. Ne? Jis neteina kaip ir uoga, sakykim, tu turi nueiti į mišką, kad surasti ten grybų ir uogų. Ne? Ir džiaugsmo reikia ieškoti. Reikia ieškoti. Taip. Noras, ketvirtas jau šaltinis. Noras mylėti gyvenimą. Paglostyti tą gyvenimą. Yra rezonanso principas. Jeigu tu myli gyvenimą, tavo meilės tos bangos, tos virpesiai rezonuojasi su gyvenimo virpesiais, su gyvenimu ir tau grįžta. Ir tu tampi energingesnis, sveikesnis. Ir tau mieliau gyventi. Tu gyveni mylėdamas gyvenimą. Aišku, ir gyvenimas tave ima mylėti. Tai ketvirtas. Penktas. Noras mylėti save ir kitus. Mano viena iš seminarų temų yra egoterapija. Tu negali duoti kitam to, ko pats neturi. Tu negali duoti sergančiam broliui 100 eurų, jeigu turi tik 10. Ne? Tu turi mylėti save, kad galėtų mylėti kitus ir kad galėtų mylėti gyvenimą. Tada jie galėtų mylėti tave ir tave. Jie, žmonės artimieji ir gyvenimas gali tave mylėti. Mylėkit save, paglostykit save, pasigrožėkit save,
Net ir jei turit ir daug metų, ir daug raukšlių, nesvarbu, kiekviena raukšlė gali būti grožio įvaizdis. Taip, taip. Ir šeštas, taip. Ir šeštas pagrindinis noras kurti, ieškoti, atrasti. Vat šeštas jau pagrindinis, tada tu noras gyventi, noras matyti, kas gražu, noras džiaugtis gyvenimu, noras mylėti save ir kitus ir noras kurti. Niekas mums gyvenimu, ten tu bakūžiai gali gyventi sulūžusiais, tu reiškia, tu sukūrei tokį gyvenimą. Kodėl aš bakūžiai gyvenu? Jau klausimas, kodėl aš tokioj gyvenu, kodėl aš liūdnas, kodėl aš ryte keliuosi liūdnai, vos iš lovos lypdamas, kodėl aš nepasveikinu ryto, kodėl aš nenusiprausiu vakare dangumi, ar ne? Kurti iš to elementų, iš to, ką mes turim susidėti tą gražų savo namuką, o gal ir rūmą. Yra to elementų gyvenime. Taip, ieškokim. Apie tai aš ir vedu seminarus. Mano, čia mūsų pokalbiai trumpi, aš tikiuosi, kad mes tęsim pokalbius YouTube. Aš vedu seminarus ir Komentaras TV+, Atras save mano vadinasi, jau netoli 50 laidų. Mano daug apie tai rašau svetainėje, mūsų leidyklos svetainėje, vat matot mūsų knygas, ar ne, mūsų leidyklos knygas, tai yra leidykla 3 žvaigždutės ir mano knygos, tu atrask save, tu vienintelis turi, tu vienintelis gali, tau sunku, ir psichoterapinės knygos su depresija atsisveikinu pats, ar ne, o tos jos visos yra energetinės knygos, ar ne. Ieškokite, ne, susitikim seminaruose, individualius kursus vedu, galit man paskambinti bet kada, ar ne. Mano telefonas 86 87 75 147. Jeigu elektroninį paštą norėtumėt parašyti, tai Jeronimas L, vienas žodis, @gmail.com. O visi paprasčiausia tai yra www.3žvaigždutės.lt svetainėje, skyrelius kontaktai, visi mano adresai, kontaktai. Ieškokim. Aš pats turiu 77 metus, matot knygas, aš dar leidžiu knygas, vedu seminarus, tos seminarų principus taikau savo ir noriu dirbti, man miela dirbti, miela keltis, miela ieškoti, miela dalintis energetiniais principais. Jų yra. Laimės gyvenime yra, ją reikia surasti. Būkime laimingi visi kartu, laimingai, sėkmės.